noriu parodyti, kaip Visockas apleido 8,4 hektaro žemės. Jis atvažiavo pas mano mamą, parašė panaudos sutartį. Mama nesuprato, kas per sutartis. Ir paliko mamai panaudos sutartį, sakydamas mamai, kad žemę nuomos. Ir ant panaudos sutarties, kur pasiėmė savo, jis padirbo parašą. O kur mamai paliko panaudos sutartį, nėra nei parašo mamos, nei vardo, nei pavardės, nes jinai nesugebėjo pasirašyti nei pavardės, nei vardo, nei parašo. Taigi noriu parodyti, kaip Visockas 4 metus nelegaliai dirbo, gavo nelegalias pajamas, sėjo grūdus, pjovė, pardavė, už parduotus grūdus gavo nelegalias pajamas. O šiais metais jis nieko nedaro. Žemę apleido, visiškai žemę niokoja, nors jo sutartis pasirašyta galiojanti iki 2030 metų. Taigi Visockas žiauriai elgėsi su mamos sklypu, su mamos žeme. Jis nešienauja, tiesiog ją niokoja. Noriu parodyti, visi 8,4 hektaro žemė yra niokojama. Ir tai daroma tyčiniu būdu, nes žmogus pasirašė panaudos sutartį atvažiavęs pas mamą, ją paliko mamai, nesuprantant, kas per panaudos sutartis, paliko ją ir dabar tiesiog žemę niokoja. Pavertė visą žemę 8,4 hektaro šabakštynu. Ir tai pasielgė jaunas ūkininkas Visockas. Taigi šis jaunas ūkininkas Visockas atvažiavęs parašė panaudos sutartį, paliko mamai tą sutartį. Mama nesugebėjo nei pasirašyti, nei vardo, nei pavardės, nei parašo, o jisai pasiėmęs tą sutartį padirbo mamos parašą, parašė pavardę ir vardą. Tai yra žiaurus elgesys su senu žmogumi. Ir tai padarė 2015
2020 metais. Sutartis galioja iki 2030 metų. Ir taip nuo šių metų, 24 metų, jis pradėjo tiesiog tyčia niokoti žemę. Pavertė šabakštynais. Taigi iki 2030 metų laikydamas žemę ir nesirūpindamas šiuo sklypu 8,4 bus visas suniokotas sklypas žiauriu būdu, nes jisai neprižiūri žemės sklypo, nešienauja ir tiesiog tyčia alina žemės sklypą.